Sveiki, aš esu Jeronimas Milius, su savo naujomis akimis. Tai štai ir mano prisistatymas. Galvoju, kad aš optimistas daugiau visą gyvenimą. Man patiko tai, kad viską reikia pasistatyti pačiam. Nes tokiu būdu ugdomas savarankiškumas ir mano manimu tai pasitvirtina, kai pradedi nelabai jau ryškiai matyti, kas parašyta lentoje. Ir aišku, kad nesėsi pirmą suolą ten pasižiūrėti, kas ten račiau, nes tu sėdi gale su chebra. Atsirado labiausiai kažkur pradinėse gal klasėse, gal net ne visai pradinėse, gal vidurinėje mokykloje. Ir po to labai pats sugebėjau paūminti visą tą reikalą, būtent nenešiodamas akinių. Toks jausmas, kad tu eini tokiam riboto matomumo kaip kupolų, kur tik prieėjęs tam tikrą atstumą, tu apžvelgi tą ir tą situaciją ar vietą. Kontaktiniai lęšiai man buvo neišvengiami tuose pačiuose spektakliuose, miuzikluose įvairiuose, tuose pačiuose koncertuose, net ir su grupe, iš esmės, jeigu tu atsistoji ten ir nori kratyti daug galvą, tai akiniai nesilaikys ant nosies. Yra išeitis, kaip ir eiti į koncertą ir spektaklį be kontaktinių lęšių ir be akinių. Tai yra praktiškai matant siluetus veidų, žmonių. Tas nėra labai blogai, praktiškai tu gali įsivaizduoti, kad čia dabar manęs jo visi klauso labai, čia visi susikaupė. Ir tu gali pats savo susikurti tą visą žiūrovą, ir klausytoją. Kita vertus, tu nežinai, kaip yra iš tikrųjų. Bet vis tiek džiūsta akis, reikia ten juos įsiminėti, vakarais, rytais įsidėti. Nebūtina, gali pirkti brangesnius ir miegoti su jais. Man nepatinka su jais miegoti, nes ten man kažkoks diskomfortas. Vieną kartą tiesiog vėlgi po spektaklių kažkokiu būdu aš gavau, pateko kažkokia infekcija ar kažkas, ar per daug išdžiuvo akis ir pas mane atsirado žaizdelė. Tai vėlgi atšoko fantazija, nuo tada kažkaip man tos kontaktinius lęšius ir nešioti. Bet kadangi nebuvo pasirinkimo, tai aš po pusės metų vėl grįžau prie jų, bet taip atsargiau, kad nieko ten tokio baisaus kaip ir ten nėra. Procedūra yra, jinai gal nėra iš maloniųjų, bet rezultatas yra, tai jėga. Man pačiam irgi buvo baisu ir truputėlį neramu. Vis tiek tai atrodo, akis yra toks dalykas brangus. Sakyti, kad operacija ta yra ten blogai, labai pavojinga ir taip toliau, tai čia jau nebe viduramžiai ir ne tas lygis, kai buvo tos operacijos tik prasidėjo. Dabar jau technologijos yra sparčiai pažengusios, aš pats tą mačiau ir buvau labai nustebęs. Ir ta rizika, kuri ten buvo anksčiau, tai aš nežinau, kiek jinai ten tų 100 kartų yra sumažėjusi. Aš, pavyzdžiui, operacijos metu jaučiausi, saugus, aš pasitikėjau visiškai tuo, kas vyksta. Tiesiog pagrindinis dalykas tai buvo tas nerimas, kadangi vėlgi tu suvoki, kad tai vyksta, kad daroma kažkas yra tavo akims, Bet nebėra to tokio, kad ten kažką tau pjaustys, čia taip tu iš vis nebematysi, dar kažką. Čia jau seniai yra nužengta į priekį gerokai. Pasidarius operaciją, jaučiu skirtumą tarp to, kai buvo su kontaktiniais lęšiais, kad dabar yra smulkesnės detalės, tu viską matai, taip kitaip, aš nežinau, net kaip paaiškinti. Kai tu išeini ir žiūri į asfaltą ir sakai, jėga, asfaltas yra gražus, nes jisai turi ten tokių visokių mažų subtilybių. Kai be akinių ten matydavai tik tai kažkokias ryškiausias, o visą kitą, tai po to atsistoju. Wow.